Sveiki, Darbštalytės, su jumis ir vėl sveikinasi Greta iš Vilniaus, kur mezgu, gyvenu su savo vyru, šunim, svajoju, mezgu, bandau sunaikinti savo jarn siūlų sandėliuką, bet tai yra misija neįmanoma. Tai, šitai mano svajoniai sumegzti siūlų sandėliuką. Nežinau, ar kada pavyks išsipildyti. Bet ne apie tai. Mes šiandien susirinkom pasižiūrėti. Aš jums parodysiu, jūs pasižiūrėsit, ką aš numezgiau per sausį. Taigi, aišku, savaime suprantama, didžiausias dramblys kambaryje. Mano Lisbau megztinis, arba Lisabonos megztinis, kurį mezgiau kaip tesnitą. Naudojau drops alpaką viskam, plus dėjau paprasto labai plonyčio merino, kad truputėlį padėt palaikyti formą. Naudojau light pearl spalvą šitam, šviesiai daliai. Naudojau tomato ir kažkokią tai, nebeatsimenu, iš tiesų raudoną, tamsiai raudoną, kažkokią chestnut, gal, visam šitam colorwork daliai. Sunaudojau apie 250 gramų šviesios spalvos ir taip grubiai stakant apie 50 gramų visų tų raudonų. Žinokit, nesvėriau atskirai, nes tiesiog sumezgiau ir sakau, valio. Mezgiau antrą dydį ir esu, žinokit, ne tai, kad labai patenkinta, bet labai patenkinta. Aš jums pridėsiu čia kelias nuotraukas iš savo mažos fotosesijos šito megztinio. Ir ką galiu pasakyti, mezgiau jau 4 mm virbalais, čia kur jau viskas 3,75 mm ir visi ribai atnaros yra 3,5. Taip, ir kai darau fotosesiją, fotosesija. Išėjau su paprasta maikutė ant šlikučių papačia, aišku, striukė ir megztinis. Pavedžiojau Zarą truputį, tai iš nuotraukų matot, kad žandai raudoni, net mėlyni. Bet laukia buvo kokie -5 ir žinau, kad aš nusirengiau striukę ir sakau, čia greitai pasifotkinau ir važiuojam toliau. Ir man net nebuvo šalta. Aišku, aš biškai buvau įšilus nuo Zaros, bet man visiškai nebuvo šalta, manęs niekur nepraputė šitas visas alpakinis reikalas ir aš turiu tokią poliarinę mešką dabar, tokią fainą, kad negaliu. Aš dabar jau noriu, kad dar biškai atšaltų, nes iš tiesų aš negaliu nešioti šitą megztinio taip dažnai, kaip norėčiau, nes per šilta. Nežinau, kaip aš čia sėdžiu kambarį dabar su juo, bet tikėtina, kad vidury kažkur podcast'o aš tiesiog eisiu persirengti, nes man bus per karšta. Tai va, tai žodžiu, apie mano pirmąjį pabaigtuką tiek. Šiaip man jisai žiauriai patinka, labai gražus, labai fainas, labai simpatiškas, aš sulaukiu labai daug pagirių su juo, kad ir megztinis gražus, ir man patinka, visa kas yra labai gerai. Tai aš labai džiaugiuosi, nes man irgi viskas labai gerai. Ir, tai čia buvo testinis mezginys numeris 1. Ir pabaigtukas už šios metus. Ir aš žinokit, kai prieš tai filmavau anglišką dalį, taip šneku ir tokia, o Dieve, pamiršau tą. Tada, o Dieve, pamiršau kažką. Tai lakščiau 3 kartus, bet dabar jau viskas susidėliojo aplinkui, tai jau su jumis aš dabar jau galėsiu ir gražiai viską pasakot ir man nebereikės lakstyti. Taip, ir supratau, kad aš esu jums skoloju vieną parodyti mezginį iš praeitų metų. Ir tas mezginys yra mano vyro megztinis. Tai yra Steven Westo dizainas Brio Garter Sweater. Mezgiau M dydį, Arnas jį nešiojo jau kelis kartus, tai matos, toks pasinešiojimas. Sumezgiau turbūt arti 600 gramų siūlų. Mezgiau iš merino plonyčio Cobweb, kur 100 gramų, ten 1500 metrų turbūt. Dėjau 6 ruogas merino ir 1 Tatjano siūlą raudoną. Visos detalės aš jums aišku rodžiau anksčiau, bet dar parodau čia. Ant rankovių yra tokie brioš, angliško stulpelio turbūt atrodo, lietuviškai būtų. Ir visur garteris, tas ripsas vadinamas. Tai viskas eina čia nuo pečių per rankovės, tada dar yra atskirai ties kūno šonais. Ir aš iš tiesų, kažkoks nesusipratimas mezginį, nesvarbu. Ir aš iš tiesų kūną Arnui siaurinau kelis kartus. Keliose vietose, taip sakant, nes jisai norėjo truputį tokio mažiau plataus. Jeigu man pavyks, bet man atrodo, man nepavyks, norėčiau pridėti nuotrauką, bet gal kada nors aš ją parodysiu. Tai va, tai čia yra Arno megztinis, sunkutis, bet labai gražus, labai fainas. Kaip Arnas vadina, irgi čia yra poliarinė meška, tai mes abu turim dabar po tokį.
Ir, žodžiu, didiesiam šalčiam kitais metais turbūt jau esam pasiruošę. Ir, aš čia sujudinau visą, žinokit, šitos pūkus. Tai čiaudau, man nosį kutena beveik non-stopu. Tai aš labai atsiprašau, bet kars nuo karto taip sakant, uoliai pasikasysiu. Ir mano antrasis mezginys yra iš serijos, ką aš nešuosi į 24 metus. Man atrodo, aš jį rodžiau tada, bet aš paskutinę metų dieną jį pabaigiau. Tai čia yra Winter Forest Socks, žiemos miško kojinės, kurias sudizainino Rūta Iliuk, lietuvė dizainerė. Ir kojinės yra fantastiškos. Aš gražiai taip truputį pataisysiu ir galėsiu parodyti. Va, jos turi tokias eglutes, medelius per visą koją einančius. Va taip parodysiu. Taip. Va taip. Dar gal dėsiu nuotrauką, kokia nors, kur jos atrodo kaip ant manęs jau galutinai. Tokie va medeliai. Trumpintų eilių kulnas. Megzta nuo pirštų į viršų. Ir aš turėjau 2 kamuolius nusipirkus merino vilnos Čekijoje. Tai aš tos abu 2 kamuolius ir tvarkingai sumezgiau. Ir va turiu tokį prailgintą truputėlį ribą, nes labai norėjau, žodžiu, pabaigti viską. Ir čia nugaroje dar yra šiek tiek akių pridėjimų tam, kad neišsidarkytų priekį esančios eglutės. Tai manau, čia labai toks gudrus sprendimas. Nu, pas mane matosi šiek tiek, pas kitas mačiau, kad ten net nesimato tų pridėjimų. Ir, žodžiu, labai gražiai viskas išsisprendžia. Tai kojinės turiu 2. Ir aš jas kada nors pridėsiu nešiot, arba gal netgi padovanosiu, nes jos dar, žinokit, nenešiotas, apart fotosesijos. Irgi pridėsiu, kaip sakiau. Tai va, tai čia iš pernai metų visos skolos ir viskas. Dabar jau visi likę mezginiai yra šiemetiniai. Nu, vienas pusiau pernai, kitas pusiau šiemetinis. Bet ne apie tai. Tai dabar dar tiesa, mezgiau tetai movą, nes ten turėjo būti viena iš kalėdinių dovanų, bet aš ją pabaigiau tik tais, pernai padovanojau kepurę, šiemet per gimtadienį padovanojau movą. Tai teta vėl turi rinkinį ir visi dabar jau yra laimingi. Ir, žodžiu, movos nuotraukos net neturiu, nes aš ją numezgiau turbūt per 2 vakarus ir iškart įtikiu. Tai tiek žinių apie ją. Toliau, neatsimenu, ar pasakojau, kad mano kolega laukėsi lėliuko. Nu, jo žmona laukėsi. Tai lėliukas jau yra atvykęs į šį pasaulį, labai mažučiukas, ir tai yra mergytė. Ir ta mergytė neužilgo gaus zuikį dovanų. Tas zuikis toks kažkoks truputėlį man išcentruotas, bet nežinau, kažkaip čia. Nu, šiandien jo tokia nuotaika, būt ne centre. Tai va, toksai va Alien Rabbit. Turi mega didelės ausis. Gali ausim pamojuot. Turi letenytės ir 2 akis, kurias aš siuvinėju ir daugiau nedarau nieko, žinokit. Kažkada tai bandžiau daryti nosį lūpas, bet labai sunku yra pataikyti viską į centrą, kad gražiai atrodytų, tai nusprendžiau palikti tik tais akis. Ir aš jas išsiuvinėju, nededu jokių sagų ar dar ko nors, kad lėliukai netyčia nesugalvotų išsikrapštyti jų. Nes jie yra labai gudrus ir iš tikro turi labai daug jėgų. Tai va, tai zuikis laukia būti padovanotas. Ten, aišku, dar prie zuikio reikalų bus, bet čia ten jau ne mano rankų darbas. Tai va. Gerai, aš čia. Tai va, zuikis. Tada dar vienas darbas iš mano, ką išsinešu į 24 metus, buvo mano Steven Vesto kepurė. Kai aš ją turėjau praeitą kartą, jinai buvo kažkokia, kažkur va tiek, nes kai aš ją mezgiau pirmą kartą, aš labai norėjau sunaudoti visus Vesto siūlus ir apparently man jų buvo per daug. Tai aš ardžiau tą kepurę vargšę, mezgiau iš naujo ir kaip matot, aš ją jau sumezgiau. Jinai atrodo dabar jau labai šauniai ant manęs. Nu, man taip atrodo, kad šauniai, nes aš jaučiuosi šauniai. Ir, žodžiu, yra va šitaip viskas. Man dar netgi liko šiek tiek siūlo, bet apie jį truputėlį vėliau. Tai va, kepurė uždengia man viską, kur aš noriu, nes paprastai aš kepurę užsidedu vos ne va šitaip. Tam, kad čia va visus sinusus paslėpti ir kad jie man nenušaltų. Į kepurę, nežinau, pasakojau turbūt praeitą kartą, aš mezgiau nuo centro ir paskui pati labai gražiai išsiformavau visus tos padidinimus ir numezgiau žemyn, naudojau 2x2 itališką nematomą užbaigimą, kuris man žiauriai patinka ir aš jį naudoju dabar visur. Kas norės, galės pasižiūrėti komentaruose, pasistengsiu šį kartą tikrai įdėti video. Nu, nuorodą į video.
Tai va, čia yra kepuraitė, jai sunaudojau 70 gramų, mezgiau su 3 mm virbalais. Ir su tais pačiais 3 mm virbalais aš dabar mezgu riešinės, kurios bus toj papasakotos tarp progresiukų. Tai va, viskas. Daugiau neturiu pabaigtukų. 10 minučių ir aš jau pašnekėjau apie 1, 2, 3, 4, 5 darbus. Įsivaizduojat? Nu, pašnekėjau. 6 netgi. 1, 2, mova, 3, 4, 6 darbai. 10 minučių, žinokit, čia dar 5 minutės ir viskas galėsim skirstytis. Aš turėjau dar kavos, tiesa, bet prieš tai įrašinėjau, kaip sakiau, anglišką tą visą podcastą ir kava užsibaigė. Tai turbūt uždat dabar aš jau taip greit šneku, nes jau kava suklikino ir žodžiu, kaip ta voverytė iš multiko apie raudonį kepuraitę. Gerai, nu tai jeigu jau šitaip, tai... Ai, ne, aš dar turiu vieną pabaigtuką. Norėjau paslėpti nuo jūsų. Dar vieną pabaigtuką. Nežinau, kiek čia jūsų žiūrinčių mane žino apie kojinių dėžutę 2024. Aš labai atsiprašau už visus garsus. Bet aš turiu dėžutę. Toj dėžutėje buvo mano agentas šiemetinis apmazgos, bet dėžutė dabar gyvena antrą gyvenimą ir taupys mano kojinės. Tai va, tai žodžiu, kojinių dėžutė. Ir kai paskelbė šitą visą žaidimą, žodžiu, aš irgi užsirašiau, nes turiu tikrai nemažai kojininių siūlų ir šiaip aš labai mėgstu visokius tokius atrakcijas. Ir sausio mėnesio užduotis buvo žiemos spalvos siūlai, 3 ant 3 pinė ir itališkas akių apmetimas. Tai finale aš turiu va tokias kojines. Čia yra Cozy Comfy Socks. Jas man šitą schemą surado ir irgi mezga Onutė, mano draugė ir mano spaudos atstovė, kaip mes juokaujam. Atstovė spaudai, žodžiu. Tai va, tai aš sumezgiau Alizė Comfort... Alizė Superwash Comfy Socks siūlai. Tokia truputėlį smėlio spalva. Tokia smėlio spalva nešanti, nes žinot, kai būna ant sniego to smėliuko pribarsto ir paskui tas sniegas toks pasidaro jau nebaltas. Tai va, man čia lygiai va toks. Bet žiemos spalva, žiemą sniegas būna žiemą. Smėliuką barstam žiemą. Tinka. Tai va, 3 ant 3 pinės, labai gražios ir man labai patiko, kad jos turi ne tą nuolatinį, kaip visada, apsukimą, bet vienos dažniau, kitos rečiau. Dariau tik tais 2 pakartojimus, šiaip schema reikalavo 3, bet man kažkaip su 2 pilnai užtenka. Ir vokiškos, žodžiu, tas kulnas bumerangas su vokiškam trumpintom eilėm. Ir viskas, ir kojinė. Ir, žodžiu, užbaigimas. Tiek apie jas. Ir itališkas, aišku, kokių apmetimas čia. Nežinau, kiek matosi. Tai va, tai tiek apie kojinės. Ir dabar jau tikrai viskas, visi mano pabaigtukai. Kojinės keliauja į mano dėžę. Numeris 1. Ir žiūrėsim, kuo aš jas papildysiu. Nes vasario užduotis jau turėtų toje ateiti. Aš dar sik atsiprašau už triukšmą. Tai va. Už nugaros mano čia yra Zaros guolis ir ten yra Zaros žaislas, kuris jau yra gerokai pagyvenęs, bet jisai vis dar žaidžiamas, tai negaliu išmesti. Tai va, tai žodžiu, tiek mano pabaigtukų. Dabar galiu pradėti pasakoti apie progresiukus. Tai pirma, gal pradėkim nuo mažų progresiukų. Nu jo, gal pradėkim nuo mažų progresiukų ir tada aš apie didelius progresiukus. Vakar buvo mezgimo brančas. Tie vadinamieji vėlyvieji pusryčiai miesto laboratorijoje, į kuriuos pakvietė Daumantė ir Jurgita. Žodžiu, mūsų vėl buvo virš ten, nežinau, 70 turbūt. Buvo žiauriai fainai. Aš prisižiūrėjau daug visokių mezginių. Dabar, aš jau turėjau savo užrašuose ten kokį 10 užsirašius. Nu, tai galiu dar 10 drąsiai pridėti. Nes tiek visokių gražių reikalų prisižiūrėjau. Tiek visokių siūlų gražių prisižiūrėjau, kurių irgi noriu. Bet kol nesumezgiau savo 14 kg, tai dar biškį nepirksiu. Nu, bet... Tai va, dar tiesa, žadėjau, aš visą sausį ketinau iš naujo susižiūrėti, kokius siūlus turiu, kiek turiu ir, žodžiu, pasiugdėti tą savo visą stešą, tai spėkit, ar priejo rankos. Nepriejo nei rankos, nei kojos ir, žodžiu, mano stešas ten, žodžiu, yra kažkiek kilogramų ir nesku smegenų. Gal kada nors prieis. Rankos pasižiūrėti. Tai va, o grįžtant prie laboratorijos ir visų tų mezginių, na, aišku, mezgimo brančas reikia nešti mezginį. Aš pasižiūrėjau, ką turiu. Turiu 2 tesnitus, kurie vienas yra jau pakankamai, mano akimis, didelis, kad jį neštis, plus ten eina daug visokių siūlų kamuoliukų.
Kitas mano tas mezginys yra su lais, su kiauraraščiu ir aš biškai pabijojau jį neštis, kad, aš pridarysiu klaidų, paskui reikės ardyti ir aš labai pyksiu ant savęs ir ten, žodžiu, nei tas man, žodžiu, neapeliavo, kad neštis į mezgimo tą dieną. Tai aišku, tada galiu viską pradėti iš naujo, nes 2 didelius darbus turiu, tai aš galiu dar. Tai 2 ir turiu. Tai pirmasis mano pradėtukas, žodžiu, norėjau labai skarą pradėti megzti. Jau su draugė pašnekėjom, kad jo reikia skaros, nes jau seniai mezgiau tą tokią tikrą ažūrinę skarą, ten tą, žinot, lais ir panašiai. Pamezgiau va tiek, už penktadienį, pamezgiau, ar ketvirtadienį, nesvarbu. Pamezgiau va tiek, kaip čia parodė dabar. Va lygiai tiek. Jo, gerą pasimato. Ir supratau, kad šito mezginio aš irgi negaliu neštis, nes jisai yra pernelyg sudėtingas. Toks jis grįžo. Jis yra pernelyg sudėtingas, kad aš galėčiau atsipalaidavus įmegst. Ir plus reikia tada sekti eilutės, visas, ten žodžiu, daugiau vargo vakarienio, ne džiaugsmas. Pamezgiau ir pasidėjau iš šono. Bet jau turiu pradėtuką, naudoju Alize Ombre šitą siūlą. Jau gal 3 skarą aš iš jo bandau pradėti, tikiuosi, kad šį kartą užkips ir galėsiu susimegzt viską. Tai kadangi su šitu nepaėjo, sakau, gerai, žiūrim į sąrašą, ko aš noriu ir ką galiu megzt ir kas galbūt nereikalaus iš manęs tiek daug akių. Ta prasme, žiūrėjimo į mezginį. Ir išsirinkau megzti riešinius turbūt. Tas be pirštų riešinaitės, nes jau ir orai tokie pakankamai geri joms. Tai čia yra mano vesto likutis. Čia, koks oranžinis, čia atrodo. Vesto likutis čia yra apie 30 gramų, buvo apie 30 gramų. Ir turiu va tiek numegztų Verena pirštinaičių. Verena pirštinaitės sudizainino Simona, ta pati, kurias aš testo turiu čia. Tuo jį parodysiu. Ir šitos test pirštinaitės labai dera su mano kepurės raštu. Nes ir čia 2 ant 2, tai aš manau turėsiu puikų rinkinį, kai viską pabaigsiu. Tai žodžiu, pirštinaitės juda krūta, virbalai tie patys 3 mm kaip ir kepuriai, pasiėmiau šitaip. Ir juokingiausia tai, kad aš čia mezgu vaikišką dydį, nes dabar aš mezgu su truputį storesniu siūlu ir truputį didesniais virbalais. Tai man jau riešas telpa ir, žodžiu, sakau, bus gerai. O kiek siūlo užteks, tiek ir užteks. Nes turiu 30 gramų, šiaip pačias tas moteriškas, kai mezgiau, tai man reikėjo 44, tai, jeigu pritruksiu, tai pridėsiu tiesiog kažkokį random. Gal ne random, biškai paderinsiu, bet kažkokį tai siūlo jau iš savo ten tų visokių liukučių. Ir bus gerai. Ane? Tai va. O dabar aš čia kalbu kaip prisukta, žinokit, per 17 minučių, kiek aš čia dabar, man rodo, prifilmavus, aš jau jums papasakojau 3-4 visko, ką turiu. Tiesiog skrenda viskas. Net nežinau, ką paskui man pasakoti, reikės, kad nebūtų 15 minučių video, bet man čia šiandien kažkaip kava turbūt jau, kaip sakau, suklikino ir aš jau varau kaip prisukta. Tai žodžiu, įkvepiam, iškvepiam ir šnekam toliau. Tai va, ir žodžiu, dabar apie tos mezginius, kuriuo aš nesugebėjau išsinešti į mezgimo dieną. Tai pirmasis mano mezginys ir dabartinis labai stiprus projektas yra tos pačios Simonos naujas testnitas, yra Glitch Sweater. Nežinau, iš tikrųjų, kaip lietuviškai tinkamai išversti, neversiu. Turiu jo va tiek. Turiu visą jau, kaip matot. Turiu beveik, ar taip, maždaug pusę kūno numezgus. Va tokių dryželių. Ir aš čia naudoju savo advento likučius nuo tunikos šiemetinės. Tai reiškia, čia yra merino su šilku, kur yra dryžiai. Tada yra viena gija merino su šilku iš tos pagrindinės ruogos. Oi, kaip čia viskas prapukuota. Iš tos pagrindinės ruogos. Va čia. Ir tada yra, pridėjau moherą tiesiog visam turiniui. Šneku ir nesišneku. Žodžiu, kad pataikyčiau į tankį, į storumą ir visą kitą. Dabar, aišku, čia dar tas vaizdelis toks biškai liūdnokas, nes labai, vis tiek siūlas neišplautas. Tai va, bet mano akimis viskas labai gražiai žiūrisi, viskas labai gražiai čia sutampa ir, nesijaučia, kad kažkas ne taip. Va, primezgiau jau šitiek spalvų, dar liko kokias 10 ant kūno dadėt. Koks lietuviškas žodis dadėt. Va, šitiek turiu. Ir, žodžiu, bandysiu iš visų spalvų padaryti kūną ir tada
Žiūrėsiu, kiek man ten tų spalvų lieka megzti toliau rankovėm. Jeigu nutiktų netyčia taip, kad man čia kažkur kažkos pasibaigtų, tai aš merino su šilku turiu nuo 22 metų savo Steven Vesto skaros ir tada kažkaip aš jį bandysiu įkooperuoti, nes to irgi ten turiu 150 gramų gal ir tikiuosi, kad galėsiu gražiai pabaigti viską. O merino, moheros turiu dar visą kamolėlį iš tokio pilko, tai tikrai per akis. Tai va, taip. Dar vienas estnitas, bet jo, žodžiu, galiojimas yra iki balandžio pradžios, tai aš manau tikrai jį spėsiu pabaigti ir jisai turi ažūrinę dalį, dėl ko aš jo irgi nesinešiau į mezgimo dieną. Tai va, žodžiu, o čia yra šato. Aš net neatsimenu, man atrodo, gal dar nepasakojau apie jį, nes nebuvau tikra, ar megsiu, ten žodžiu, ar visakas. Tai čia yra mano šato megztinis. Turiu jo, taip sakant, iki maždaug krūtinės. Nenoriu dabar rodyti, nes negražu dar kol kas. Nėra to tokio pilno vaizdo. Tai turiu va tiek, turiu beveik 2 pilnus pakartojimus šitų lapelių visų. Mezgu iš Tatjano siūlų, kurie, kaip visada, aš, kaip sakau, nežinau kokios sudėties, bet yra merino, yra kašmyro, man atrodo. Gal alpakos kokios, pagal tai, kaip čia viskas pukuota. Nežinau, ar matos, bet šiek tiek yra tokių pukelių. Ir, žodžiu, šiaip viskas labai tinka, labai patinka, bet, kol kas jo tik tiek. Tai. Man vis dar smegenys neišlaiko, kaip man reikės viską ten susiformuoti, nes kai aš mezgu nuo apačios, man dar labai sunku. Nors kažkada tai seniai, labai seniai, tai megzavom visos tik tais nuo apačios ir netgi dalimis. Bet laikai pasikeitė ir dabar jau viskas nauja karta mezga viską nuo viršaus, be siūlių ir taip toliau panašiai. Tai va. Ir viskas. Mano mezginiai šiuo metu baigėsi. Kaip matote, turiu 2 didelius, 2 mažus darbus. Kol kas mažus, bent vieną. Ir pabiškai judam krutam. Paaplikavau dar į vieną testą. Tai pačiai Astrid, kuriai mezgiau Mos megztinį. Tiesa, Mosas visai neseniai išėjo į eterį jau kaip schema. Ir, žodžiu, aš tai labai laiminga, nes labai gražu. Aš vis dar noriu savo Mosą nusimegzti, jisai yra mano sąrašuose. Tada, kai aš visų testų išsikrapštysiu. Ir, žodžiu, apie pirkinius. Šitam mano megztiniui, kai aš jį mezgiau, aš supratau, kad man pritrūks truputėlio alpakos šitos pilkos. Nes aš turėjau 200 gramų, o sunaudojau 200 pem turbūt, tikrai. Jeigu ne dar daugiau, aš dabar žinokit, šią minutę tikrai neatsimenu. Ir, žodžiu, supratau, kad man reikia apsipirkti. Tai nuėjau į parduotuvę. Nenuėjau, į puslapį nuėjau. Pasiskaičiau, ką ten pirk. Ir alpaka sakė, aš viena neisiu, man reikia kažko. Tai alpakai į kompaniją įkrito 10 kamolėlių šitų Drops Air, tokių alyvinių gražių siūliukų. Iš jų aš gal megsiu Champagne kardiganą, arba nemegsiu, arba kokį nors kitą kardiganą megsiu, nes man siūlai labai gražus, jie labai pukuoti, turbūt žinot, Dropsai. Tai Drops Airas, aš dabar jau žiūriu, čia stoju į Dropsų klubą, nes čia Dropsai, ten Dropsai. Ir dar prigrėbiau pabandyti lykę virbalus, nes neturėjau jokių. Tai pasiėmiau 3-5 tokius mažiukus virbaliukus ir valą prie jų. Ir žiūrėsim, kas bus. Patiks, nepatiks, patiks gerai, nepatiks. Irgi gerai. Aš, labai stipriai nepergyvenu, aš noriu pabandyti. Nuo vienų virbalų ten neapsikrausiu. Ir viskas. Dabar jau tikrai viskas. Kokie mano ateities planai? Neturiu. Pabaigti testus. Gal ką nors pasiimti dar iš to sąrašėlio, kur, kaip sakiau, turiu savo visų tų mezginių išlistą. Aišku, laukia vasario mėnesio koinė su kažkokia užduotim, tai ten dar reikės pasukti galvą. Bet aš koininių siūlų turiu dabar jau taip normaliai, taip sakant, užsipirkus į ateitį ir gal net man pavyks dar truputėlį sunaudoti. Ir viskas. Ir gal dar ką nors pabaigti iš tų savo pabaigtukų. Ir tiesa, mangi Onutė atvežė dar truputėlį siūlų tų tokių spalvotų tam mano rusvam kardiganui kelioniniam, kur buvo pusė rankovių ir visas toks mini. Tai kadangi dabar gavau dar 205 gramų tų pačių siūlų, tai aš manau tikrai man pavyks kažką tai išgimdyti. Bet dar ne dabar, nes, sakau, tais testais apsikrovus ir, žodžiu, reiks iš jų išsikrapštysiu, tada jau megsiu kažką tai pagal sąrašėlį, po truputėlį naikinsiu.
Tai va tokie mano minimalūs planai. Tikiuosi pirkinių dabar nebus per kokį vasarį, nes per sausį apart šito. Bet ir tai aš jau užsisakiau prieš naujus metus, aš gavau sausį pirmom dienom. Tai toks, nu, va, ir marinuojasi kol kas. Tai va, tikiuosi atsilaikyti nuo didelių pirkinių. Sumeks toliau, ką turiu. Gal dar kas nors, va, biški ten koks pusė kilo iškris. Ir viskas. Šiaip labai laiminga šito va savo kardiganu, nes man su jais visi beveik mano likučiai nuo advento. Bent jau aš tai planuoju juos kažkaip tai susimesgaliot. Nu ir neturėsiu tokių keistų 2-3 gramų siūlų. Nes dar nuo pernai metų yra nuo tų visų koininių siūlų. Tai dar va šitų koinių nenumesgiau. Tai va gal man į tą dėžutę kas nors bus labai spalvoto, tai aš tikrai visus siūlus susimegst. Būtų žiauriai gerai. Tai va. Tai kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad sekat. Ačiū, kad komentuojat. Man labai smagu. Tai dar kartelį share, like, subscribe. Nes lietuviškai kažkaip labai neskamba. Dalinkitės, komentuokit, prenumeruokit. Nu, kažkaip. Labai daug. Visi žodžiai labai ilgi. Tai žodžiu, ačiū, kad būnat. Man labai smagu. Smagu, kad prisijungia naujų sekėjų. Tikrai pastebėjau truputėlį pakilimą. Nu, net netruputėlį geroką pakilimą. Ir, žodžiu, tikiuosi, draugausim visus ateinančius metus. Rodysiu toliau savo mezginius, pirkinius, progresus, pabaigtukus. Tikiuosi, va, tokių skolų neturėsiu nuo pernai. Ir viskas. Ir, žodžiu, ačiū. Čiau. Gero vasario, gerų metų, mažai pasleidimų. Ir pasimatysim kitą mėnesį.